Gibraltarą. Stilius toks marokinis. Pirma linija, taip. Nes pirma linija yra paplūdimy, pakrantėje viso. Ir čia įeisime. Ten mes iš ten atvažiavom pro vartelius. Turim receptioną. Dėžutės pašto tvarkingos. Jo, patinka. Šitą vietą eina dar truputį čia pasižiūrėsim. Triukšmo nėra didelio nuo gatvės pusės, su liftu galima važiuoti, bet neslipsim liftukais. Vat Ispanijoje kaip parkuojasi, yra geltonos juostos, negalima parkuotis, bet vis tiek niekas nekreipia dėmesio ir stato mašinas. Viskas tvarkingai. Aišku, toks spalvingumas toks tamsesnis, bet pati urbanizacija man visai patinka. Plačios durys. Koridorius platus, galima virtuvę, ką mes turime. Ir kambariukas. Bima, aišku, čia viskas naudota sena, nuo pastatymo laikų, niekas nekeista. Langai cypiantis truputį, bet čia ne problema. Čia tokia virtuvėlė, matai irgi kaip skalbykla, kriauklė, ten kriauklė, viskas atvira. Kas man patinka, tai toks erdvės pojūtis. Jokių pelėsių, kad kol kas nesimato. Čia kondicionierius šitoj vietoj. Čia buvo nuomojamas šitas būstas. Tai buvo pakankamai didelis skydas elektros. Drabužinė ir miegamasis, taip į kampą. Žaliuzės, kurios turėtų būti elektrinės. Paspaudėm mygtuką ir kyla. Ir matome tenais kampą dalį jūros. Čia yra vonia, reguliatorius. Dušas, gan didžiulis, kas man patinka, tai erdvės pojūtis ir didžiuliai, be jokių ankštų apsisukimų, kad gali įeiti drąsiai, tik tai čia toks yra niuansas biski, kad tiek atsidaro, ten stopas įdėtas, už tai jisai neleidžia daugiau atidaryti. Čia dušas toksai paprastas, čia lubose buvo kažkoks priėjimas aptarnavimo. Taip, einam dabar čia dar pažiūrėti. Čia yra vėl miegamasis. Miegamasis, saulės daug. Taip, jūros mes nematysim. Dabar kiek valandų? 11. 11 valandų ir kovo galas. Vasarą saulė bus jau virš galvos šitoje vietoje. Viena šita siena, jinai rytinė tik saulė šiek tiek užstoja. O čia viskas tvarkinga. Kaimynų langeliai tokie maži. Nieks į tave nežiūri labai ypatingai. Čia matau įvažiavimas į garažą yra. Atsilupinėjimai kažkokie, truputį tokie yra, bet čia yra urbanizacijos reikalas sutvarkyti. Augalai. Terasa. Tenais užlipsim, pasižiūrėsim dar į viršų. Miegamasis irgi simpatiškas, jaukus, šilto marmuro grindys. Jokio pelėsio, jokio įtrūkimų sienų. Čia mes turime drabužinė, vėl kondicionierius ir praeiname pro drabužinę į vonią. 2 kriauklės, pati vonia yra netgi, kas mėgsta pagulėti žiemos metu. O čia yra klozetas, tai bidė ir silikonus, kokius galima pakeisti, atnaujinti. Pakeisti, aišku, dušo galvas, kad jos būtų modernesnės ir geriau funkcionuotų. O čia yra svetainė. Lubos su dekorais. Liustra kabo virš valgomojo stalo. Čia visas yra dėl patogumo atseit. Taip ispanai tai padarė. Čia senas stilius. Jie taip mėgsta. Aš asmeniškai labiau mėgstu atviras erdvės. Šita siena pas mane būtų demontuojama ir būtų atvira virtuvė. Mes čia užlipom. Jokių įskilimų, jokių pelėsių. Taip, paėmėm pažiūrėti šitą terasą. Ko trūkumas, tai tik tais vaizdo, šito pastato, kad nebūtų vaizdo į jūrą. O mes čia turim truputį tokius dalykus, bet čia maža bėda. Taip, čia vaizdas į baseiną, taip. Pastatas, kitas. Jūros matosi per pastatą. Truputį, bet toks vaizdas, jis nelabai gelbėja. Tai o saulė vėl. Čia šešėlis šitoj pusėje. 11 valanda yra kovo galas. Tai vasarą saulė jau čia daugiau švies. Mažiau bus šito šešėlio. Matom tokius vaiskilimus, grilinė, laukinė virtuvėlė, nuliuks.
Aišku, va šitoj vietoj trūkumas privatumo, nes čia va kitų žmonių terasa. Kažką reikia mąstyti va šitoj vietoj, kad būtų galima pasidėti kokius žalius augalus, kad užstotų, va. Nes ir gatvės šiek tiek matosi, ir va kitų žmonių terasa. Ir Steponos kalnas matosi. Liuks, va irgi šiek tiek galima pritraukti. Va. Taip, mes čia iš karto patenkam į vonią, ar ne? Matau, lygtais. Nu jo, labai daug erdvės vėl. Tualetas bidė, lubos tvarkingos. Niekur nematau jokių problematinių taškų. Vonia, va čia silikonas šviesesnis, gražesnis, bet jį vis tiek reikėtų va, vietomis atnaujinti. Vietos pakankamai daug, bet va, 2 kriauklės, didelis veidrodis. Čia kokios lubos, pasižiūrėk, aukštos. Ir trikampis. Ai, nu tai viskas tvarkoja. Va čia yra ta pati terasa, kurią mes ir matėme. Aš galvoju, kad čia kažkokia laiptinė ir kitų žmonių. Plytelės tvarkingos. Jūs nelabai matai gatvę šitas ir terasų. Taip, čia į gatvę ir čia mes turime laiptinę, ar ne? Mes ten buvom ir ėjom, nes čia liftas yra. Tais laiptais lipom. Ir virš mūsų yra va dar kitų žmonių terasa. Matome parkavimą ir matome jūrą. Bet čia to triukšmo nelabai girdisi. Aišku, ten yra tas greitkelis, bet jisai ten yra pirmas žiedas ir dar tenais toliau dar vienas. Tai tą triukšmą kažkaip užstoja ir augalai, ir pastatai. O ką pastebėjai? Aha, o šitoj vietoj kažkas yra. Ir čia nuo drėgmės, ar ne? Ir kitoj vietoj? Jo, ir tenais va irgi. Taip, va šičia va kažkas. Taip, ir šitas kampas atšokinėja. Gali būti kažkokia problema, va ten su to stogu. Čia matau yra kaminas ventiliacinis. Nu, čia yra va tokie nuo vandens pašviesėję dažai. Truputį paplauta, nes vis tiek čia kai lyjo, tai čia vandens spėjų buvo gan nemažai. Nu, tikėkime, nuolydis yra, bet čia vis dėlto Ispanija, tai žinai, visko gali būti. Tai va įdomu, kaip šitoj vietoj, tai yra tikimybė, kad šitoj vietoj kažkur vanduo gali susikaupti. Ir čia durys į terasą. Slenka. Atsidaro, viskas gerai. Kaip to jausmas terasoje? Terasoje šitoj jausmas. Šita siena, rytinė saulė tikrai užstoja. Tai ryte saulės norisi. Dienos metu jau saulės būna per daug. O vakare irgi norisi kartais pavėsiu pasidėti, atsigaivinti. Nu, dar einam ten į tą terasą pasižiūrėti. Čia yra, va, reikia tik tai aukštesniam žmogui. Šitą reikia atsargiai eiti, ranką prisilaikant. Esta es para radiante suelo radiante dormitorio. Dormitorio y los baños. Y los baños. Aire acondicionado y suelo, sí? Sí. Grindų miegamojo. Baldai nėra labai sunešioti, ar ne? 190. Virtuvėje tai čia nieko. Truputį įskilimai. Šaldytuvas visą laiką taip nelogiškai į tą kryptį, žinai. Čia turi durelės. Iš tos pusės eiti. Dėl buitinės technikos nuomai gali palikti, aišku, bet žinai, už tokią kainą, kai atvažiuoja žmonės nuomotis į tokius apartamentus, jeigu dauguma šito urbanizacijoje būstų yra panašaus įrengimo, tai tada viskas gerai. Bet jeigu yra būstų šito urbanizacijoje naujas remontas, tai reikia žiūrėti, koks kainų skirtumas. Ant kiek verta kažką čia keisti viską, tada galima panagrinėjus suprasti. Lubos, ką pastebėjau, tvarkingos, įskilimų kaip ir nėra. Čia bėgelių užuolaidos. Mira, si quiere, déjame que... O čia išėjus yra, va, kiti kaimynai čia va gyvena už sienos, praskirtas tokia siena. Dabar su liftu važiuosim į garažą. Atvažiavom -1 aukštą ir į garažą va šičia einame. Taip. Čia va šito vietoje, ar ne? Čia stovi mikriukas, o čia yra įvažiavimo durys iš karto. Gali bandyti iš pirmo karto įsukinėti arba į priekį ir atbulinių. Sakė, nežino tiksliai arba šita, arba šita. O kiek čia rodo? 2,39 galima sakyti. O anoj kiek buvo? Irgi tas pats. Va, čia yra kamera įmontuota. Ir čia yra sandėliukas šitas, ar ne? Ai, tai va čia prie pat sandėliukas. Viskas ok. 2,5 m. Taip, tai va tokia situacija. Tai bus arba na. Aišku, šita mašina jo čia prie pat stovi, tai 2,39 truputį gal ir mažoka. Tai jeigu stulpavo nebūtų,
tai sakyčiau dar viskas tvarkoja, bet va tas stulpas gadina truputį reikalą. Tai lygiai ta pati situacija ir su šita vieta. Nulinis aukštas, nusileidom ir einam dabar pasivaikščioti lauke. Žalia, gražu, urbanizacija tikrai prižiūrėta, tvarkinga. Aš žolė galvojau, kad jinai plastikinė, bet jinai ne plastikinė, tikrai. Dušo, stovai, o čia yra kitas baseinas. Ir tiesioginis išėjimas į pajūrį. Vidinis šildomas. O čia yra gal koksai baras šitą vietą. Įranga visą baseinų. Teniso stalas. Šiaip galima pasidėti jo, atsigaivinti, sėdėti, savo gėrimus atsinešti. Ir sauna yra, ar ne? Aha. Moterų sauna. Va, šitoj vietoje. Taip. 4 personas, okei. Nu va. Jo, viskas tvarkojama. Pirtelė. Okei, gracias. Taip, čia yra dušas. Sporto kompleksas. Wi-Fi zone. Yoga. Ir čia, sakė, gali įsijungti. Oro kondicionierių. Nu va, sportuodamas apžiūri, kaip laukia žmonės. Liuks. O čia mes turime vidinį baseiną. Taip, šildomas baseinas. Jaučiasi sisi maskalintė. O čia yra... čia yra dušinė. O čia pasidėti galima už to vietą. Čia kažką tvarko, ten ūžia kondicionierius galbūt. Ir va tokia dangaus šviesa debesų. Čia vyrams skirta sauna. Šiaip patalpa, dušas, tualetai. Tualetų čia mažiau, moterim daugiau. Čia yra biblioteka. Galima ateiti ir paskaityti. Perfekto. Einam toliau. Turim tokią nišutę, telefonspynę. Va, papuolėm į namus. Daiktų spintutė. Va, iš ten atėjom. O čia irgi spintutės. Spintutės. O turim įskilimą lubų šiokį tokį. Čia yra pažemintas šiek tiek. Čia va kondicionierius. Toks koridorius gan ilgas. Mes čia turime virtuvę šitoje vietoje. Jeigu galvočiau pradidinti, tai vadinasi, tą sieną galima būtų irgi griauti. Ir iš karto papultum į erdvę. Nu va, čia virtuvė padoresnė. Truputį tvarkingesnė atrodo. Va, aišku, buitinė technika vėl viskas tas pats. Šaldytuvas didesnis. Estetiškai atrodo virtuvė tvarkingiau. Bariuko langas. Galima užsidaryti. Kondicionierius, grindų šildymas. Va, o čia visai kitas vaizdas. Bet mes į jį nueisime apžiūrėję pirmiausia, ką mes čia turim. Čia yra miegamasis ir čia yra vonia. Čia turime dušas, aišku, tokia atsisėsti. Turim maišą atidaryti. Čia yra blokelių stiklo siena padaryta. Nu jo, čia tokie dalykai, jie norisi pakeitimo. Kaip ir stovas, aptvarkymas lubų. Čia remontas irgi nuo pastatymo laiko turbūt jisai nedarytas. Ir miegama papuolam. Taip matome visą tą vaizdą iš šitos pusės. Dušo. Viskas yra kaip matom. Probleminės va tokios vietos. Jau čia reikia gilintis, kas už tos sienos. Šitoj vietoj vėl patrupėja. Ir šitoj vietoj va ten kažkas pabėgia. Už lovos lygtais nieko baisaus. Čia atšokęs truputį špaklius. Ir čia va kažkas yra. Visai kitas garsas. Keistos terasinės plytelės. Per šitą papuola vanduo. Čia yra sukelta. Ir šitoje vietoje va tokios va problemos paskui išryškėja. Pučia vėją ir tas lietus vis tiek patenka, nori nenori. O čia yra va toks balkoniukas mini. Pasidėjimui daiktų. Nu va, vaizdai tokie. Viskas atrodo fine, kai nėra lietaus ir kai saulė šviečia, bet kai lietus jau lyja, tai truputį čia problemos yra šitoje vietoje. Bet čia matosi, kad daryta pakeista plytelės. Na jo, vaizdai va tie patys, gražu, išorėje viskas gražu.
Tik va čia šitie va dalykai, jie jau tokie truputį yra įtartini. ¿A qué precio? Este 1,200. 1,200. Sí, pero el propietario tiene necesidad. Negociable precio. Čia išlindę tokie va dalykai. Einam čia dar pasižiūrėti. Kitas miegamasis su vonia. Dušas. Durys stumdomos. Liukas į kondicionieriams. Ir va čia yra miegamasis. Bet čia va yra tik tais, matom va tokį vaizdą. Tai čia saulės jų nebūna. Va dar mažas kambariukas toksai vaiko. Ir liukas toks keistai įtartinas, ką visi čia. Vėl va tokie įtrukimai. O tai netgi šviečia, matau, viduje. Tokia sena instaliacija, už tai viskas šviečia kiaurai. Nu, šito būklė prastesnė, šitas būstas labiau problematinis. Comedor salón muy grande, vistas al mar. Tik tiek, kad privalumas, va, aišku, į jūrą, gali matyti vaizdą. Bet yra problemos. Problemos šiek tiek su grindim, nes jos čia pakeltos, tai vanduo, spėju, kad patenka, kai lyja labai gerai, patenka į šitoj vietoj vandens. Porque es rectángulo, es cuadrado, bastante cuadrado. Dabar į garažą, ar ne, važiuojam? Sí, como he dicho. El 95. Šitas parkavimas geresnis, jau gali privažiuoti ir atsidaryti, va čia yra sandėliukas. A entra, va iš tenas atvažiavimas, ten vartai. Iš parkavimo va, galima per tą pačią biblioteką ir į baseinus, į sceną. Nu va, išėjome iš urbanizacijos. Svečių parkingas galima. Svečių parkingas, taip. O dabar einam pasižiūrėsime iki jūros. Čia tik toks dalykas, kad čia nėra smėlio. Jeigu norisi kranto gražaus, smėlio gražaus, jau teks važiuoti iki Esteponos. O Estepona yra maždaug va tenais. Čia tik tai promenada, pasivaikščiojimai, ar ne? Taip, sutvarkyta gražiai. Tai va, vieta graži, taip. Minusų yra, bet vieta graži. Čia toks kaip parkelis, kur tai yra. Taip. Didžiulė urbanizacija su parkeliu. Aš pirmai galvojau, kad čia plastikinė žolė, kai mes ten vaikščiojome. Iš viršaus žiūrėjau, tokia labai jau ideali. Kad trumpai nupjauta. Nu, jo. Ir tokia labai žalia. Jau įrašinėjai. Sveiki. Sveiki. Šiame video matėme Menara Beach apžvalgą. 2 būstų, 3 miegamųjų. Taip. Pirmoje linijoje tarp Marbėjos ir Esteponos. Taip, tai va dabar tas būstas va šitoj vietoj, Menara Beach, ir mes va šita vieta, jinai yra tarp Marbėjos ir Esteponos. Čia yra Marbėja, o čia Estepona. Būstas va šitoj vietoj. Šitą vietą mes irgi pakankamai gerai ją žinome, teko gyventi šitoje urbanizacijoje mums patiems, tai pro šitą vietą gan dažnai pravažinėdavom ir mes čia eidavom pasivaikščioti šitą pakrantę. Tai šitą vietovę žinom pakankamai gerai. Mes buvome atvažiavę va šitų kelių, va čia ir čia prisiparkavome. O šita visa urbanizacija yra va šitoj vietoj, po kurią mes vaikščiom. Čia yra, matosi, irgi va baseinai 2, o šitą matėme, kad taiso, remontuoja. Praėjome šitą baseiną ir čia liktais nuėjome. Jeigu neklystu, va šitoje vietoje yra visas kompleksas. Nes per langą, minant dviračius, šitas baseinas matys. Mes skelbime turime, va, 2 yra pardavėjai. Vienas iš jų jie parduoda pigiau šiek tiek, o kitas už 1 200 000. Šioje urbanizacijoje kainos gan aukštos. 2 miegamųjų apartamentai virš 900 000 kaina prasideda. Šiuo atveju mes apžiūrėjome 3 miegamųjų, 2 apartamentus, kurių kaina buvo apie 1 200 000. Antrojo jau nebėra skelbime, jisai jau parduotas, tas, kur su vaizdu į jūrą. Nuotraukos pašviesintos, niekur lyg ir nesimato kažkokių... Taip, ir šešėlio nesimato to, kur yra va čia va rytinė siena, šitą visą, kur vaikščiojom ir žiūrėjom. Tai ryte čia šešėlis krenta. Virtuvė irgi tokia pašviesinta. Čia, pavyzdžiui, nesimato, kur lubos, taip, buvo kampuose. Pabėgimai, atsilupę dažai. Šitas miegamasis tvarkingas, taip, man patiko. Virtuvė mažesnė šiaip negu nuotraukoje, kad atrodo čia va didelė, o iš tikrųjų jinai mažytė labai. Taip, svetainė. Čia vėl ta pati terasa. Čia va, kur šešėlis krenta, va rytinės jau nebesimato saulės. Nu šiaip būtas, jisai viskas tvarkoja, ten daug labai tokių minusų nesimatė, apart tų vietų, 4 taškų, antram aukšte, kur buvo drėgmės pažeistas.
Ir terasa antram aukšte, ten irgi nuo drėgmės dažai ir tinkas atsilupęs. Bet ten vietomis ten nelabai didelės bėdos aš nemačiau. Esmė buvo tokia, jog skelbime ir susisiekus su agentu, jisai pasakė, jog communities bendrijos mokestis yra apie 500 eurų. Tai va, o paskui, kai pradėjo klausti tam tikrų dokumentų, paaiškėjo, kad ta suma yra ženkliai didesnė ir bendrijos mokestis siekia net 900 eurų. Taip, va čia mokestis yra pažymėtas, tai paskui jau po mūsų aiškinimus jie šitą dalyką pataisė. Šiuo atveju pirkėjas nelabai buvo linkęs tokią sumą mokėti kas taip, mėnesį. 900 per mėnesį, kai pradžiai buvo parašyta 500. Čia buvo jau maksimumas, taip. Taip, tai yra dar padorų tokiai kainai. Bet jeigu po 1000 beveik mokėti kas mėnesį, tai jau yra šis tas. O dabar, aišku, mes čia skelbime nematome to kito būsto, kurį mes apžiūrinėjome. Jo kokybė iš principo man irgi atrodė asmeniškai prastesnė, daug labiau. Nors ir, aišku, vaizdai gražesni per langą, bet jis labiau problematiškas. Ir ten būtų reikėję daugiau investicijų, kad viską sutvarkyti. Antrasis būstas buvo mažesnė kvadratūra ir mažesnė terasa, nes tarkim pirmą dupleksą, kurį žiūrėjom, ten ar 4 netgi terasos yra. Tai va, o antrasis būstas turėjo tik tai vieną terasą, tokia siauresnė, mažesnė, bet su vaizdu į jūrą. Ir to būsto bendrijos mokestis buvo paskaičiuotas virš 500 eurų. Bet turbūt tai atsižvelgia į kvadratūrą. Bet ten buvo daug yra neaiškių dalykų dėl to, kad dėl kokybės, man asmeniškai. Aš ten mačiau netgi ir elektrą, ten vienam iš kambarių miegamųjų per groteles švietė virš lubų šviesa, matėsi per groteles. Tai tokie dalykai jau iš karto parodo, kokia ten kokybė. Būtų reikėję viską tvarkyti, plus dar siena viena barškėjo nuo atšokusio tinko. Tai va šitie dalykai iš karto, aišku, plus dar plytelės terasoj, matėsi, kad jos yra užklijuotos ant viršaus buvusių plytelių, nes yra gan daug pakeltas lygis terasinių plytelių. Ir tai yra negerai, nes ir vanduo automatiškai patenka. Taip pats tas langas yra pažemintas. Tai jis nepažemintas, jis yra pakeltos plytelės ir jis automatiškai gavosi žemiau į dubės, jau į plyteles įėjęs. Bet aišku, jau mes skelbime šitą būsto nebematome. Tai tikėtina, kad jį jau pardavė. O šitas, kur dabar žiūrėjome, jis dar yra, jis dar neparduotas. Ko pirkėjas, pavyzdžiui, norėjo, tai išsiaiškinti parkavimo vietos plotį, ar pakankamai yra vietos. Tai kaip matėt video, plotis yra 2,38 cm. 2,39 man atrodo, ten žiūrėjom beveik 2,40. Bet yra dėl tų stulpų labai jau didelis nepatogumas. Jau sunkiai atsidaryti dureles ir išlipti. Taip. Mes šitą būstą apžiūrinėjome vieno iš mūsų kliento prašymų, buvom nuvažiavę, nes jisai Lietuvoje buvo ir paprasčiausiai, jeigu jis būtų pats važiavęs ir aiškinęsis šitus dalykus, tai jis būtų sumokėjęs daug daugiau. Taip, vien kelionės bilietai, apsistot kažkur. Taip, tai jis būtų 1500 išleidęs ir nieko nepešęs vien todėl, kad jis, kai mes išsiaiškinom šitus dalykus, jisai klientas buvo labai užsidegęs, labai norėjo pirkti šitą būstą ir jam tik tai bereikėjo tokias smulkmenas išsiaiškinti dėl mokesčių, dėl licenzijų, dėl parkavimo vietos ir panašiai ir pasižiūrėti, kaip ten saulė šviečia, rytinė, vakarinė, pažiūrėti, ar nėra defektų, tai mes viską tą dalyką atlikę, jisai sutaupė 10 kartų pigiau, negu kad būtų čia pats atvykęs. Realiai, aišku, jam nusiminė, nes jisai negalėjo nusipirkti šito būsto. Tai bet iš kitos pusės daug sutaupė. Tai iš kitos pusės jisai be abejo. Tai klientas toliau ieško, neskuba, toliau ieško panašaus būsto apartamentų, nes jiem patiko šita urbanizacija labai. Tokia jinai išskirtinė, aišku, marokinio stiliaus, bet tas marokinis stilius man asmeniškai pačiam irgi nelabai anksčiau patikdavo, bet šita urbanizacija, jinai yra šiek tiek kitokia vien todėl, kad jinai labai prižiūrima. Ten tu vaikštai ir jautiesi kaip botanikos sode. Ir sporto kompleksas, tai ten jisai ir nuomai yra idealus variantas, gali išnuomoti be problemų. Ir žiemos metu toks kaip ir traukos
Nu, duoda vertę, todėl kad ir šildomas baseinas, tu gali visą žiemą nuomoti ištisus metus praktiškai. Tai tu nusipirkęs tavo pajamos pastoviais. Aišku, dabar tik tais yra kitokie reikalai truputį su ta įstatymo pakeitimu. Apie tai irgi papasakosim kitose video. Kitame video. Taip. Tai va, tai turbūt būtų šį kartą tiek Iki kito karto. ir iki kito karto.